Sveiki visi, šiandien nedidelis siuntinys, tai turėtų būti 2 filtrai, fotoaparatui arba kamerai. Vaizdo kamerai, fotokamerai, nežinau, kam tik norit, tam ir naudokit. Vienas yra ultravioletinis filtras, tiksliau apsauginis toks. O kitas turėtų būti su tokiu mėlynų perinančių atspalvių. Visokiams, pavyzdžiui, ten, jeigu filmuojate kokį tai dangų, tai kad gražiai numėlynuotų. Bet aišku, aš čia nemaišau kažko. Nemaišau. Pasirodo nemėlyna. Žodžiu, taip, toks gradacinis, nežinau, jis vadinasi gradacinis. Matot? Viršus tamsėja. Labai tinka patamsinti dangui, ar dar ten kažkam. Taip, o šitas pats paprasčiausias ultravioletinis, susives ryškumas, ultravioletinis filtras, kuris tiesiog apsaugo objektyvą ir visada, kai nusiperkat kokį nors veidrodinį fotiką arba kamerą, aišku, ant kurios galima užsukti filtrą, visada nusipirkite ultravioletinį filtrą, UV, jis taip ir vadinasi, žymimas UV, aišku, čia nieko nėra, yra, štai, netgi yra pavadinimas, Night X, štai ultravioletinis 58 mm. Tiesiog paimat, va čia ir užsukate. Dabar aš, kažin ar man čia pavyks. Ir matot, dar nematot. Štai matot, užsukau, tai yra tiksliau nematot, nes jokio skirtumo nėra. Galbūt lauke ten sulaiko ultravioletinius spindulius, bet šiaip ultravioletinis filtras naudojamas objektyvo apsaugai, taip kad nenudaužtumėt, kad nesubraižytumėt objektyvo, kad nepatektų dulkių ir taip toliau. Ir galima tiesiog tą filtrą valyti su skudurėliais ir panašiai. O pavyzdžiui, ten su tiesiu objektyvą jau reikia labai atsargiai. Netgi anksčiau būdavo nepatariama iš viso tokiais skudurėliais, būdavo specialiai ten tokie. Ir yra dabar specialiai pirkti objektyvams visokie valikliai. O čia nemėlynas, matot, aš užmiršau, ND8. Žodžiu, matot, jisai toks, kaip gradacinis filtras, jisai, patamsina, nežinau, pavyzdžiui, patamsina dangų. Bet čia jis nelabai, viršų patamsina, matot, viršus tamsiau. Bet čia normaliai. Taip, čia reikėtų jau lauke maždaug bandyti. Aš einu, užsidėsiu lauke ir tada pasižiūrėsim. Taip, dangus patamsėjo, matote. Dabar vėl prašviesėjo. Matote, einame plakadėmė, vėl patamsėjo. Vėl prašviesėjo. Labai gerai filmuojant, pavyzdžiui, ten, nežinau, gatvėje kažkur užtamsina dangų ir labai patogu yra. Tai tai šį kartą taip. Tada. Tai geros dienos visiems. Ir iki kitų kartų.